Šiandieną mes sugrįžome į savo išgyvenimo serialą. Tai tiesiog iš karto jau pradedame. Jei jūs matėte praeitą epizodą, mes sustojame miške prie sugriuvusio portalo į pragarą. Ir ten buvo visai gerai, bet tai toliau ten buvo savana ir savana labai negraži. Aš ten nenorėjau gyventi, tai aš toliau keliausiu, kol surasiu gražią vietelę apsigyventi. Iki tol pažaisime. Tai ir va, atsiradome. Aš iš karto truputį pavalgiau. Ir tiesiog pradedame keliauti. Einam ir važiuojam. Važiuojam, plaukiame. Va, ką sakiau, čia savana. Labai čia negražu. Oho. Jau matau, čia tai jau didžiulis kalnas. Oho. Labai didelis. Pažiūrėkit. Oho. Everestas. Labai gražu čia. Bet tai vis tiek savana nėra gražiausia vieta. Palaukite, čia išeinam truputį ir galime mes mineralų visokių prisikasti greitai. Sugrįšiu, kai prisikas. Oho, va čia tai ir vietelė. Kasgi čia vyksta? Va čia tai tamsu. Oho. Nu ir ką tu čia dabar? Nu va taip ir va ką tu gauni? Vėl ir vėl. Jūs tik tai sėdat į mano valtį, taip ir mirštat. Bandyti užpulti. Užpulsiu. Kad jis... O, pasikeliau aš lygiai. Ne į tą pusę. Nu tai keliaujame toliau. Reikia pabėgti iš šito biomo. Na. Tai aš truputį išeiname ir pakojui keliauti. Na tai va, pasirodo, kad kai baigės upė, čia yra jūra toliau. Na tai tiesiog plaukiosim dabar pro jūrą. Jau iš karto matome čia kažką. Ai, čia tiesiog... Palaukite. O, čia ta vietelė, čia yra varlių ir visokių daiktų. O, čia tai labai čia... Va, kaip vadinasi, mangrovės swamp. O, ne, padėkit, nenoriu, bėgu, nenoriu. O, nu gerai, gal neįsiu ten. Kažkokie tai keistos kaukolės. Kas buvo? Jūs dar vis mane gaudo. Aš einu iš čia. Labai ten buvo man pavojinga. Tiesiog va čia vaisiu ir pavalgysiu dar arbūzą. Ir plaukime. Dabar reikia mums tiesiog surasti žemės. O, iš karto radome. Aš tik kaip pasakau, iš karto mes randame. Aš nenoriu daugiau mangrove swampų šitų. Jie neįgražūs ir jie labai pavojingi dar. Ir daugiau Saharos. Aš nenoriu. Truputį taip nurimo su lietumi. Kągi čia turime? Tiesiog salytė? Įdomiai. Labai įdomiai. Na tai plaukime toliau. O kasgi čia? Ačiū niekas. Pasirodė, kai kažkoks tai pastatas man. Na tai susitiksime, kai aš rasiu kažką. Na tai varadome kažkokią čia vietelę, bet tai čia vėl džiunglės. Ir kaip žinote, man nelabai labas ponas Vežliukas. Čia vėl šitą vietelę. Čia labai taip dažnai tai būna, man reikia eiti iš čia. Palaukit, reikia pasimti lovą. Na gerai, keliaujame iš čia. Man labai čia nepatinka, aš nerandu geros vietos namui pasistatyti. Iš kažkokiam tai ežere. Ir tiesiog aš plaukioju čia be tikslo, labai aš supyksiu. Na tai keliaujame toliau.
Kasgi čia tiesiog skraido. Salytė. Įdomiai. Tikrai. Va čia aplink šitą vietą plauksime. Nu tai susitiksime, kai aš kažką surasiu gero. Na tai turiu aš labai gerų naujienų. Pagaliau radome normalią žemę. Aš nebegaliu, man ten labai nepatiko tos džiunglės, ten labai ir pavojinga ir viską. Man šitas lietus labai nepatinka. Oho, kaip striksta per jį. O tai gal pasislėpsiu, gal čia urve? Arba ne. Eisiu toliau rasti ne paplūdimį, bet tai, kad galėčiau prisauginti arba kokią upelę. O čia va būtų šiaip tai gražiai, bet tai aš nieko negalėčiau daryti prie vandens. Aš ten norėčiau pradėti sodą tokį. Oho, moliūgų radau. Pasimsiu. Jie labai reti. Iš tikrųjų. Tai man nieko tokio jos pasimti. Labą dieną, ponas aviniukas. O, va, tai nebe labą dieną. Jo. Na tai, Jėzau šventas. Aš jau nebegaliu. Aš nekenčiu šitos savanos. Nebegaliu. Labas, ponas šuniukas, aš turiu kaulą. Neturiu. Nu tai toliau tada keliaujame. Aš nebegaliu. Sugrįšiu, kai rasime gerą vietą pasistatyti namą. Na va, gerai, manau, kad radau aš gerą vietą pasistatyti namą. Turime upelį ir manau, kad aš ir statysiuos. Reikia man gal... O tiesiog iš karto pradėsiu prasikirsti medžių. Naudosiu šitą labai gal gerą kirvį. Gal ne? Palaukite. Jis daro daugiau gyvybių nei mano paprastas kirvis, bet jis labai greitai ir griauna medį. Na, aš vis tiek pasidarysiu vėliau geležinių prietaisų. Oho, kaip greitai. Oho. Va čia tai jau labai man patinka. Oho, kaip prasviesta. Oho. Ir ko čia žiūri? Gal raunės? Tinčia. Na tai va, aš truputį prisikirtau medžio. Ir aš nebeturiu vietos. Nu tai sugrįšiu, kai pastatysiu tokį namelį. Na tai va, aš pasidariau mažą namelį tokį. Buvau truputį pasikasinėti, radau truputį anglies. Iki čia. Ir aš dabar čia turiu kepantį mėsos truputį va čia va turint atsidėjęs kepti. Ir labai kietai sakyčiau. Labai iš daug šiandien epizodo taip nemažai aš padariau. Gal eisiu dar. Va čia dar fermytę turiu. Aš dar čia pragriausiu. Greitai. Ir manau, kad tuo įsikasinėtis dėl geležies reikės man. Tai pasimatysiu, pamedžiau ir pagražinau savo tokį sodą ir namelį ir aš gavau truputį geležies, tai aš pasidariau 2 pikeksus ir truputį šarvų. Manau, kad labai gerai šitas epizodas buvo. Čia buvo Bambino stilius. Iki kito epizodo.